Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką ir pabandysime suprasti, ko mums verta tikėtis toliau. Taip pat aš jums parodysiu vieną labai įdomų grafiką ir paaiškinsiu, ką jis mums duoda suprasti. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuko bei parašyti savo mintys komentarę. Tradiciškai pradedame nuo Bitcoino grafiko ir čia yra 4 valandų time frame'as ir prieš tai esančiame video aš sakiau, kad pirkimo apimtis mažėja ir aš nesitikiu augimo be korekcijos. Tai mes matome, kad mes turime dabar Bitcoino korekciją, pramušime štai šitą palaikymo levelį ir nuėjome į prieš tai esantį kanalą. Tai jis yra štai čia pažymėtas geltonom linijom ir dabar yra savaitgalis ir labai tikėtina, kad Bitcoinas tiesiog atsistos į šoninį judėjimą. Mes galime nueiti į štai šitą grafiką ir čia aiškiai mes matome, kad kaina spaudėsi, tai yra mes turime štai čia trendo liniją, turime lokalų palaikymą, tai yra palaikymo levelį ir matome, kad Bitcoinas judėjo štai tokiu būdu ir kaina spaudėsi prie štai šito levelio. Ir mes jį aišku pramušime ir nuėjome žemiau. Dabar aš jums noriu parodyti dienos grafiką ir jūs šitą modulį jau esate matę, tai yra mes turime 3 viršūnės, tai yra 3 topus, tai čia yra vienas, čia yra antras ir čia yra trečias. Ir tai sudaro modulį, kuris vadinasi Triple Top ir būtent apie šitą modulį aš esu jau keletą kartų kalbėjęs ir dabar klausimas, kokia yra tikimybė, kad mes judėsime būtent pagal šitą scenarijų ir bus Bitcoino korekcija. Tai visų pirma noriu parodyti štai šitą dienos grafiką ir pasakyti, kad čia jau atsirado pirmas silpnumas, tai aš jums jį pažymiu štai čia. Tai yra mes turėjome fakeoutą, tai yra atnaujina mūsų all-time high, nuėjome į apačią, nuėjome vėl šiek tiek aukščiau ir nuo čia jau gavome rejectą ir nuėjome į lokalią korekciją. Tai čia yra pirmas silpnumas Bitcoino grafike ir matome, kad jis kol kas lokaliai puikiai veikia. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į gapus, tai gapai pas mus yra 2 ir jūs aiškiai štai čia juos matote, aš jums esu juos pažymėjęs. Tai pirmas gapas yra štai čia ir antras gapas yra štai čia. Ir mes jeigu pažiūrėsime dienos grafiką, tai mes turime štai čia levelis, tai čia yra pirmas palaikymo levelis prie gapo ir štai čia mes irgi turime palaikymo levelį ir čia dar galime pamatyti tai tokią palaikymo zoną. Tai yra pirmą gapą mes galime tikrai uždaryti ir jis yra pakankamai netoli, bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į 100 000, nes čia yra psichologinė riba ir dabar šiek tiek pafantazuokime ir pabandykime suprasti, koks scenarius gali būti. Tai visų pirma, mano akim ir mano nuomonė gali būti toks scenarius, kad mes eisime žemiau nei $100 000, galimai net uždarysime ir greitai šitą gapą ir čia pradės atsirasti labai daug naujienų ir šiaip visi žmonės sakys, kad Bitcoinas artėja prie kritimo, prie korekcijos ir reikia pardavinėti ir atsidaryti short pozicijos. Ką tai reiškia? Tai tiesiog kažkas nupieš tokį grafiką, kad visi žmonės pagalvotų, kad čia jau yra kritimas, visi užsidarys pozicijas, atsidarys short pozicijas ir tada čia mūsų gali laukti apsisukimas ir tiesiog surinks tų žmonių likvidumo, tai yra pinigus ir jau eisime link naujo all-time high. Toks scenarius visiškai yra galimas ir šitoj vietoje mes sakėme mūsų uždaroj bendruomeniai ir mūsų nemokamai grupiai, kad mūsų laukia lokalus kritimas ir būkite pasiruošę. Iš to mums pavyko užsidirbti. Aišku, turėjome labai daug limit orderių į short pozicijas, bet ne visus paėmė, bet vis tiek mes buvom pasiruošę šitam kritimui ir mums gavosi gauti iš to pelno. Tai čia yra pirmoji mano fantazija, kas gali būti, tai yra čia labai tikėtinas toks scenarius, kad mes nueisime šiek tiek žemiau psichologinės ribos, uždarysime gapą ir čia prasidės panika, atsiras labai daug naujienų ir tiesiog Bitcoinas apsisuks ir visus tos žmonės, tai yra prekiautos iš mūsų, surinks jų likvidumą, tai yra pinigus ir mes jau keliausime link all-time highs. Bet čia tik yra fantazijos, kol kas rinka yra labai neaiškioje stadijoje ir reikia stebėti, kaip reaguos į tam tikras zonas. Apie tas visas zonas mes kalbame, aš jums pasakoju ir sakau, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai šitas modulis, kuris čia yra pavaizduotas, yra vis dar aktualus, tiesiog reikia jam turėti patvirtinimų ir kol kas reikia stebėti situaciją. Ir mes turime labai panašų modulį į firmo grafike ir jūs jį matote štai čia. Tai yra mes turėjome 3
3 viršūnės, tai yra 3 topus ir tai sudaro triple top modulį. Matome, aš esu jums štai čia pažymėjęs. Ir čia mes turime trendo liniją ir turime palaikymo zoną. Jeigu atsitiks taip, kad Ethereum pramuš šitą trendo liniją, pramuš šitą palaikymo zoną, tai mums bus atidarytas kelias link sekančio levelio. Tai aišku yra gera galimybė pasiimti Ethereum pigiau, atsidaryti geresnės pozicijas ir tikrai jeigu tai būtų, tai aš nelidėčiau, o tiesiog pasitengčiau iš to užsidirbti dar daugiau. Bet ką noriu paminėti dėl Ethereum, kad Ethereum palyginant su Bitcoinu atrodo tikrai stipriai ir tai būna pakankamai retai. Jeigu mes pažiūrėsime dienos grafiką, tai mes matome, kad čia yra tiesiog šoninis judėjimas, bet jeigu mes pažiūrėsime į Bitcoiną, tai mes matome, kad jau Bitcoinas bando keisti trendą. Ir mes galime daugmaž tai tokiu būdu pažymėti, kad čia buvo didėjantis trendas ir jis bando keistis, nes šitoj vietoje mes matome, kad jau pramušime trendo liniją ir dar gali nueiti šiek tiek aukščiau ir jeigu vėl čia bus rejectas, tai jau bus labai stiprus signalas, kad mes galime eiti žemiau $100,000 ir mūsų laukia korekcija. Taip pat noriu paminėti, kad artėja vasara ir kaip taisyklė dažniausiai vasara būna mažesnis volatilumas ir rinka tiesiog stovi šoniniam judėjime. Šita vasara galimai bus kitokia, bent jau visi tikisi, kad jinai bus kitokia ir mes turime būti pasiruošę tiek kritimui, tiek augimui, dėl to mes turime stebėti ir ieškoti tam tikrų patvirtinimų, apie kuriuos mes dabar ir kalbame. Aš jums žadėjau šio video pradžioje, kad parodysiu vieną įdomų grafiką ir tai yra susijęs su Bitcoinu. Štai taip atrodo šitas grafikas, čia yra savaitinis grafikas, čia mes turime štai tokias bangas, tai yra šita banga yra didesnė nei prieš tai esanti, bet mes matome indikatorių, kad taip nėra ir tai yra divergence'as, kuris mums sako, kad trendas yra silpnas ir yra didesnė tikimybė, kad mes eisime į apačią. Ir čia yra divergence'as apie 50%, tai yra labai stiprus divergence'as ir mes galime jo tikėti, bet mes turime sulaukti patvirtinimų ir reikia šitą situaciją stebėti. Jeigu mes pažiūrėsime globaliai, mes matome labai du panašius scenarius. Mes turėjome prieš tai labai panašią situaciją, kuri dabar yra rinkoje ir mums reikia stebėti, ar jinai pasikartos ar ne, bet čia irgi buvo divergence'as apie 50%, tai yra tikrai stiprus divergence'as ir dar jis yra savaitės grafike. Tai reiškia, kad trendas turi keistis ir trendas turi silpnumų ir mums reikia stebėti, kaip bus toliau ir atkreipti į visas svarbias zonas, apie kurias mes kalbame. Kol kas aš nieko negazinu ir neskau, kad bus labai didelis kritimas, bet jau reikia žiūrėti į grafiką ir jis mums duoda suprasti, kad galimai mes matysime korekciją, bet ką noriu paminėti, kad štai čia buvo labai didelė euforija, čia irgi buvo labai didelė euforija ir šitoj vietoj čia buvo kalėdų ir naujųjų metų laikotarpis, irgi buvo labai didelė euforija, bet dabar aš tokios euforijos nematau ir galimai šitas kartas bus kitoks ir mes pramušime į viršų ir keliausime aukščiau, bet reikia stebėti. Aš bet kokiu atveju tikiu grafikais, aišku mes galime pafantazuoti, aš pasakiau kokios dar yra tikimybės, kol kas rinkoje yra labai neaiški situacija ir jeigu jūs turite kažkokias long pozicijas arba turite savo spot portfelį labai rizikingų monetų, tai tikrai juos vertėtų uždaryti ir laukti, kol rinka bus kažkoks aiškumas. Jūs bet kada vis tiek galėsite grįžti į rinką, o jeigu ir mes nueisime šiek tiek žemiau, tai jūs tiesiog galėsite gauti geresnį įėjimo tašką. Dar trumpai pažiūrėkime Bitcoino dominaciją ir mes matome, kad Bitcoino dominacija gavo labai gerą atšokimą nuo lokalaus palaikymo levelio ir nuėjo link sekančio ir dabar jeigu mes jį pramušime, tai tikrai mes galime nueiti iki sekančio levelio, nuo kurio jau tikrai norėtųsi matyti kritimą. Ir mes turime apačioje labai stiprią palaikymo zoną, čia yra savaitinė zona ir turime taip pat palaikymo levelį, tai irgi jis yra savaitinis ir mums reikia šitą zoną, šitą levelį pramušti tam, kad pamatyti bent jau kažkokį altcoinų augimą ir kad jie kažkiek atsigautų. Ir yra kritinis, tai yra esminis levelis, kurį mes pramušę galėsime pamatyti tikrai stiprų altcoinų augimą, nes mes keliausime prie sekančio levelio, kuris yra šiek tiek mažiau nei 50%. Komentarė mačiau, kad prašėte apžvelgti aptos, tai trumpai pasakysiu, kur galima jį paimti spot prekybai, tai yra į savo spot portfelį. Tai matome, kad jis jau yra pakankamai prie gero levelio,
tai yra palaikymo levelį ir apačioje mes turime dar šiek tiek žemiau. Čia buvo trendo linija, kurią jis pramušė, bet čia galimai jau yra feikautas ir mes galim pamatyti atšokimo reakciją. Bet kokiu atveju mes kalbėjome apie Bitcoiną ir ko mes galime tikėtis, tai tiesiog jums reikia žiūrėti ir Bitcoiną, bet aš manau, kad čia galime prie šito levelio pasiimti apie 50% nuo skirtos sumos šitai monetai ir jeigu mes pažiūrėsime į savaitės grafiką, tai mes turime šiek tiek žemiau dar vieną levelį ir galime laukti, kol jis nueis iki šito levelio ir čia bandyti pasiimti poziciją arba galima tiesiog pasilikti limit orderį. Ir matome, kad Aptos turi savaitinį kanalą, tai čia yra kanalo viršus, čia yra kanalo apačia ir dabar tikrai yra protinga ir logiška bandyti kaupti poziciją ir bent jau tikėtis, kad jis nueis iki kanalo viršaus ir tai sudarys šiek tiek daugiau nei 250%. Tai aš jums parodžiau, kur yra leveliai, tai jūs galite bent jau savo įsidėti į watchlistą arba palikti limit orderį prie štai šitų levelių ir laukti, kol kaina pasieks ir tada tikėtis atšokimo reakcijos. Jeigu bus taip, kad mes pamatysime, kad jis pramuš šiek tiek žemiau, tai tada reikėtų jau galvoti apie pozicijos uždarimą ir galimai tikėtis dar žemesnės kainos. Bet kol kas Aptos atrodo gražiai, turi labai gražų savaitinį kanalą ir entry taškas tikrai yra patrauklus. Tai trumpai tariant, mes turime tokią situaciją Bitcoino, turime tokį modulį, turime tokią savaitinę situaciją ir dabar rinka tikrai yra labai neaiški, bet jeigu bus toks scenarius, kad mes nueisime šiek tiek žemiau $100,000 ir grįšime vėl į all-time high, tada galima bus vėl išjungti riziką ir bandyti užsiminėti naujas pozicijas ir laukti tolimesnio augimo. Dabar sunku labai kažką pasakyti, nes ir labai daug daro įtakos naujienos ir pats Trumpas, tikrai sunku nuspėti, kas bus, tai mes kol kas stengiamės prekiauti lokaliai ir imti pozicijos pagal lokalius timeframes. Visų laukime mūsų uždaroji bendruomenė, ten mes bendravome, dalinamės žiniom ir stengiamės uždirbti kuo daugiau iš kriptovaliutos rinkos. Tikiuosi buvo video naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtukų ir parašyti savo mintis komentare. Iki greito.